Sveiki atvykę į meilę po šviesomis. Miestas nemiega, o šiandien 3 vyrai bandys užkariauti vienos merginos širdį. Ar Los Santos gatvėse bus pakankamai karštos meilės? Pažiūrėkime. 3-1. Jeigu mergina būtų automobilis, koks modelis jį būtų ir kodėl? Pirmas kandidatas. Karočią, kokia ta moteris turėtų būti? Pavyzdžiui. Aš klausiu. Ai, karočią. Tai BMW M6. Sekantis. Ble, su jo sutari nuomonę. O Surūdijus trečias tokia kandidatas. Fiat Multipla, kad būtų didelė šikna. Pereikime prie sekančio klausimo. Klausimas numeris 2. Koks būtų tavo tobulas pasimatymas? Stripakė, kaip Bibi Čilp. Lovai. Ant golfo galinės sėdynės. Trečias klausimas. Ką pirmiausiai pastebi žmoguje? Papus. Šikna. Papus. Sekantis klausimas. Jei būtum kokteilis, koks būtum ir kodėl? Jie geriuk su Red Bullu. Nes ohujens. Negeriu kokteilių, bet neįsivaizduoju. Spraitas. Tiesiog spraitas. Sekantis. Tepaliukas būčiau, kuris bėga iš duslintuvo. Kokteilis, kurva, broli. Nu tai tepaliuks, taip. O tau čia Tipo kokteilis? Gerai. Skoro. Paskutinis klausimas. Ar tau patinka būti medžiotoju ar grobiu meilę žaidime? Medžiotų. Aš tai norėčiau pabūti grobiu. Aš tai medžiotoju irgi. Kaip pavyzdžiui, yra medžiotojų dešrelės. Pizda kokias skanės. Pizdana. Gerai, vaikinai, dabar nueisime pakalbėti su panele, nes jį girdėjo jūsų atsakymus ir paklausime, išsirinks pirmą, antrąjį ar trečią kandidatą. Taip, panelė, girdėjote visų 3 kandidatų pasisakymus į klausimus. Ar galbūt išsirinkote savo kandidatą, su kuriuo norėtumėte nueiti į pirmą pasimatymą? Jo, kadangi šitą laidą atėjau žinodama, kad joje dalyvauja mano vyras nepradešęs, tai aš pasirinksiu savo vyrą, jeigu neklystu, jis buvo kandidatas pirmas. O kaip svyla padai? Jo. Tai įeis toj mūsų kandidatė. Pasiruoškite. Ruošiuos. Taip, tik viena. Jinai pasirinko kandidatą numeris 1. Kaip jūs jaučiatės? Įleiskite panelę, prašau, į vidų. Eik tu nafai. Broli, kaip jau tie žmonas sutikęs. Žmona su vyru susitiko, eik tu nafai, bėkit iš čia kur. Ką tu veiki? Aš tai nežinojau. Kaip romantiška. Lyderė tu, kas prie žmoną smūgiuoja, tu kurva. Važiuosi į medikus, žinok, tau medikai šiandien nepadės. Visi už ką? Už tiesą. Už grasinimus, už grasinimus. Gerą niuką turėjau, reiškia. Gerai, užtenka. Tu nafai, bro. Nieko, mano nuomonė, šiandien apsilankysim pas medikus su sulūžusiais šonkauliais, nosim ir dar kažkuo ir galbūt važiuosim į advokatus pilnai išregistruoti santuoką. Gerai, pereikime prie vaikino. Tai kaip jūs jaučiatės? Karočią, jaučiuosi išduotas brolio, mane apipiso, nes nežinojau, kur vėlius. Pisa protą viską įžanoja. Na ką, ar mes turime seną porą mieste, ar lauksime skyrybų bylos? Ką manote, praneškite komentaruose. Susitiksime kitoje laidoje. Išdavystė – tai ne tik prarasta meilė,
Tai akimirka, kai pasitikėjimas, kurį kūrė dienomis, sudūžta per sekundę. Bet galbūt tai ir yra priminimas, kad net stipriausios širdis gali suklysti ir vis tiek išmokti mylėti iš naujo. Šį vakar po šviesomis matėme, kad ne kiekviena istorija turi laimingą pabaigą. Bet galbūt tikros pamokos ateina tada, kai šviesos užgesta. Aš, Nora Quinn, ir prisiminkite, meilė, net ir sudaužyta, vis tiek verta būti pasakojama.